Labą dieną, mūsų laidelė, o man nedzin. Ne tik tai kartais parodo mūsų negerovės ar trūkumus mūsų miesto. Tuos žmonės, kurie reaguoja, kurie geražiai tvarkosi, mes tikrai jų nepamirštam. Ir šiandieną norim padėkoti naujajam ir Deltuvos seniūnui Gintarui Radzevičiui, kad po mūsų laidelės, o man nedzin, kur filmavom kelią į Sarapų kaimą, na tikrai seniūnas įvykdė savo pažadą ir greideris pragyriavo ir jau šiandieną pravažiavom didžiąją dalį to kelio. Aišku, dar reikės jį ir pažiūrėti ir prižiūrėti, bet skaitom, kad Dzinguliukas savo darbą kažkiek tai jau atliko. Dėkojam seniūnui, o daugiau ką tik tai galim džiaugtis, kad ir visi kiti reaguotų į tokias mūsų pastabas, mūsų nepiktybinės pastabos. Mes tik tai norim gražiai gyventi, nes mum nedzin mūsų gimtajam Ukmergės mieste. Na, o sodininkai, dėkodami seniūnui, pakrikštijo šitą kelią, atkarpą ir tikrai nemažą, kurį jinai praeina pro Armonos, Linų ir Lelijų sodus, pavadina Gintaro keliu. Skaitom, kad Gintaro šaly, Gintaro kraštas nebus apleistas. Dėkojam seniūnui. Ačiū, kad jam nedzin. Ir gerbimi mūsų internetinės televizijos žiūrovai, mes tęsiam pokalbį, ką tik tai buvom ant kelio į Sarapų kaimą. Ir kalbinam, galima sakyti, šviežiai, naujai iškeptą Deltuvos seniūną, pasidalinti mintim. Aišku, mus galbūt daugiau domins ne tik visi keliai ir atlikomi darbai visoje seniūnijoje. Aišku, mus gal daugiau domintų būtent tas gabalėlis per sodų bendrijas ir iki Sarapų kaimo. Tai pirmučiausia, gal dar ir keletą žodžių apie save. Tas Gintaras. Iš kur čia dabar tas Gintaras atsidūrė Deltuvo žemėje? Čia jo šaknis ar kaip? Čia yra mano šaknis, aš čia gimiau, užaugau, baigiau mokyklą ir dabar gyvenu. Taip, baigiau žemės ūkio, įstojau į akademiją, pabaigiau, jau buvo universitetas. Bet dar universitetas, ne Stulginskis dar buvo, ne? Ne Stulginskį padarė tik tai prieš 3 metus. Kažko tai ten 4, taip. Kažko tai ten pykstat jūs. Buvo Žemkynas, tapo Stulginas. Pagal specialybę esu hidrotechnikas, liaudiškai sakant, melioratorius. Bet dirbau prie kelių statybos įmoniai, Molėtų rajone, tokia buvo Mėlinga. Ten išdirbau 15 metų, po to pas konkurentus porą metų. Tai va, tokia istorija. O dabar nutariau pakeisti gyvenimo būdą ir laimėjęs konkursą, tapau seniūnu. Ir čia šeima, viskas jau jūs čia? Aš deltuviškis, gyvenu Tvenkinė gatvėje, beveik Deltuvos pačiam centre. Tai, kaip sakyt, Deltuvos problemos jum nereikia kažkur tai ieškotis Google ar kur nors žinomas iki... Jos pačios ateina iš kabineto problemos. O problemos tai teisingai, jas tik tai sušluota iš kabineto reikia vyti ir darbuoti. Teisingai. Dainavos, Atkočių, Jakutiškių, Deltuvos problemas ir statikų sodų, statikų, Linų, Lelijų, Vaivorykštės, Januškų, seniūnija viena didžiausia. Mano gimtinės Dovydiškių. Dovydiškių vada. Tai va, tai seniūnas ką, šiandien jau prisistatėt, jau dabar žinosim, kad problemas visas žinot. Ir gal šiandieną biškelį apie tą, ką mes visgi žiūrovom savo, galim taip konkrečiau. Jūs jaudina, kiek suprantu, 2 keliai. Tai jie yra įtraukti į Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašą ir patvirtintas yra oficialiai.
Tai yra kelias DE29, jo, sakysim, atkarpėlė ten 300 metrų ir DE31, kuris yra panašiai apie 1000 metrų, taip pat kelias DE32, Sarapai šitame. Gintarai, mes, matai, DE29, tai čia žiūrovas nelabai sugaus. Supratau. Mes paprastai ūkiškai iki, atvirai kalbėkim, iki Sarapų kaimo, taip? Iki Sarapų kaimo, štai yra šitas kelias. Šemetiškiai Sarapai. Šita atkarpa vadinasi, orgi mūsų Sarapai. Šitas kelias vadinasi Šemetiškiai Sarapai, atvirkščiai skaičiuojamas. DE29 gabalėlis Deltuvos Šemetiškiai šitas gabalėlis vadinasi, tai jo yra, sakau, 300 metrų. Šemetiškiai Sarapai yra 850 metrų, aš suskaičiavęs buvau su posakiu, ir šitas kelias yra Statikai Mikailiškiai. Mikailiškiai yra čionai, Statikai yra čionai, va šitoj vietai. Aišku, dabar šitų kelių priežiūra tapo labai sudėtinga, kadangi tais keliais naudojasi ir žmonės, kurie stengiasi aplenkti remontuojamą ruožą, todėl čia eismo intensyvumas yra labai padidėjęs. Jeigu per savaitę pravažiuodavo panašiai vietinių gyventojų ten mašinų per 500, tai dabar turbūt pravažiuoja 1500 įvairių automobilių, todėl kelio priežiūra patapo sudėtinga. Tačiau mes kalbėjom apie tokį būdą su rangovais Panevėžio keliais ir Ukmergės kelių objektų vadovu Robertu Paulausku, kad pasibaigus šito ruožo remonto darbams, jie išskirs žvyrą ir atstatymui šitų išmuštų visų kelių, kad juos būtų galimėta atstatyti. Tai liečia ne tik tai šituos kelius, kur aš paminėjau, tai liečia ir Aleksandravos gatvės atkarpą, ir aplinkelio dalį, tai ir Deltuvos kapinių aplinkelio dalį, kadangi vairuotojai... Gerai, kad paminėjot Robertą Paulauską, tai jisai yra mūsų miesto bendruomenės, labai aktyvus, tikrai žmogus, tai jau dabar ir Gintaras įkliuva, ir Robertas, tai jau galima šitam kampui garantuoti. Kaip pilietiškas žmogus, tikimės, jisai tikrai dės visas pastangas, kad būtų keliai suremontuoti tie. Ir kada jie čia žada dabar baigti? Šito ruožo pabaiga yra gruodžio mėnuo, būtent kelio, bet, kaip žinot, žiemas būna besniegės, tai gali ir anksčiau pabaigti, lapkričio mėnesį, be to jie geranoriškai visą laiką pagreideriuoja tuos ruožus, apie kuriuos aš pakalbu, bet yra vienas niuansas, žvyrkelių greideriuoti be ribos negali, kadangi išdulka smulkiosios dalelės ir pasidaro vien akmenukai. Ir pasidaro vadinama tarka. Ir nieko nepadarysi. Taip pat atsiranda kelkraščiuose briaunas, kuriuose stovi vanduo. Todėl prašyčiau gerbiamus sodų gyventojus važinėti maksimaliai saugiu greičiu. Nesitaškant. Dėl ženklų, tai mes čia irgi ir savivaldybei prašėm iš vis, kad per sodų bendrijose, dabar kaip tik sprendžiam tą klausimą, kad iš vis statyti ženklą ne tai, kad ribojantį greitį, o net iš vis statyti, kadangi daug gyvena, o statyti tą mėlyną ženklą gyvenamoji zona netgi. Tai ten tada ribojamas jau greitis. Ten 20 km statymas, sunkiasvorių mašinų ir taip toliau. Ten, kaip mes juokais sakom, tas ženklas, kaip ta kava, 3 viename, tai tas ženklas 4 viename. Jis, aišku, tas padėtų gerai, kad seniūnas dar ir pakalbėt, mums bus ir koziris didesnis, sakysim. Profesionalus hidrotechnikas sakė, kad sumažinti greitį, o kaip sumažinti, tai reikia labai paprastai. Tai gerai, dabar gerbiamas Gintarai, mes lygtai apie kelius, čia galėtume turbūt kalbėti ir kalbėti. Jau dabar gal išeinam ir jum. Jum, matot, jau apie seniūno darbą iškelti. Taip. O visuomeninis darbas jums teko, gerai, technikas, inžinierius, taip toliau. O visuomeninio darbo? Aš esu bendruomenės narys Deltuvos, gal
reiktų būti ir aktyvesniam, bet dabar, kai patapau seniūnu, tai tikrai būsiu labai aktyvus, nori ir nenori. Aš ta prasme norėjau klausti. Pavyko mums organizuoti renginį jau bendrai su bendruomenė, čia ir man pavyko prisidėti. Tai vienas renginys vyko Deltuvos žolinių spartakiada, kur kviečiamas visas Deltuvos seniūnijas ir ne tik tai, bet viso rajono bendruomenės dalyvauja šitam sporto renginį. Net ir sodų bendrijos galėtų susikurti savo komandas ir laisvai atstovauti savo, čia rungčių įvairiausių yra, nuo krepšinio, futbolo iki lošimo kortom. Tai va. Jūs skaitėm laikraštį. Aišku, tai pakol kas, aš įsivaizduoju, žiūrovai, tai turbūt tokia reta sporto šaka. Reta. Čia jau, palaukit, kas čia, ne, bet ten kitaip, tasgi Guoga, tas mūsų. Ne, Guoga lošia pokerį, pokeris yra, čia visai kita pakraipa, pokeris nereikalauja tiek daug skaičiavimo ir analizių, kiek Kingas. Kingį reikia mokėti labai gerai skaičiuoti ir labai gerą. Tai gerai, bet tai palaukit, tai seniūnas, tai kada jau būsit jūs milijonierium? Kingo garbės taisyklėse įrašyta, šitas žaidimas nelošiamas iš pinigų. Yra Kingo... Nes Guoga tai gyrėsi, kad iš kortų milijonus atsidarys. Čia šitam žaidime tik gali palavinti savo protą, atmintį, su kolegom pabendrauti. Yra elitinis Kingo klubas, yra Kupiškyje įsikūręs, vyksta Lietuvos čempionatai. Ir šiais metais mes jau išstatysim ir savo komandą dėl Taviškių. Tai aš jau taip norėjau ir klausti. Čia pas mus turbūt jau taip tradicijos. Jeigu aš atsimenu šiandien laikais dūdom, kaip čia, entuziazmas buvo dūdas pūsti dėl Taviškis, šitą Vepriškis žentelis, tai ten visi beveik vaikai pūtė, palaukit, kur čia kažkuriam tai mūsų irgi miestelė, irgi kažkas buvo mokytas labai geras, tai ten visi šoko, ar tai toliau, ar ten krepšinį žaidė, ar ką. Tai šaunuoliai. Aš suprantu, kad pačiam visuomeninė to irgi dar tų pareigų irgi daug, bet aš kiek žinom, tai Deltuvai stipri ir ta, kaip sakyti, ir kultūros namai, viską. Taip, nesenai įvyko renginys, tai būtent eskizų pristatymas almanacho Deltuvos. Ar turit? Jau. Turit? Pačio naujausio Deltuvos dar ne. Gerbiamas Juliau Kasdienai, nuo Deltuvos seniūno, Deltuvos žemių almanachas kultūros. Jo, nes tuo labiau, kad, aš sakau, kaip čia pasakyti, mes ir esam, Leonpolis, mesgi priklausėm Deltuvos parapijai. Taip, Deltuvos ir Deltuvos seniūnijai. Deltuvos seniūnijai ir Deltuvos parapijai. Tai ką, nežinau, ką Gintarą tą, dabar jisai jau įkliūva į žabangas. Nežinau, kaip toliau. Ir galim tik tiek pasakyti, kad visada malonu bus pas patį atvykti, pasidžiaugti tais darbais, tuo labiau, kad teisingai kaip minėjot, nemaža dalis, jeigu taip sakyti, jau jūs Deltuva įsibrovusi į miestą, nes mes čia kalbėjome apie Sarapų kaimą, bet jūsųgi ir Vaivorykštės, Januškai, linkim jam kuo geriausios sėkmės. Ačiū.